Brolusis, gal einam į kiną? Motina, kiek kartų man tau reikia sakyti? Aš nenoriu eiti į kiną. Tos sėdynės yra apsėtos spygliais. Taip pat man kraudžiuoja iš šiknos. Hemorojus? Detralex. Sveiki žiūrovai, jūs prašėte daugiau turinio. Štai jums ir turinys. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie tai, jog šioje reklamoje esantis žmogus tariamai turi hemorojų. Kodėl tada spygliai lenda iš kėdės, ar jo hemorojus neegzistuoja, ar kino teatrai yra paperkami, kad šis individas manytų, jog turi tokią išgalvotą problemą kaip hemorojų. Šis scenarijus labai primena filmą Truman Show, kur žmogus pats nežinantis, jog yra serialo veikėjas, gyvena savo gyvenimą tarp aktorių ir pats to nesupranta. Taip pat kuo ypatingi šie vaizdo įrašai, kodėl vienas turi 1,5 milijono peržiūrų, o kitas 0,5 milijono, ar tiek žmonių turi problemų su hemorojum, ar jūs nemokate valytis savo šiknos. Jei kas nors kenčiate nuo hemorojų, atsiųskite man vaizdo įrašų, kaip jie atrodo. Man labai įdomu, ačiū.